Simnas. Miestas, kurio istorijoje žydų bendruomenė paliko ryškų kultūros ir kasdienio gyvenimo ženklą. Minint Simno sinagogos 120 metų sukaktį, kultūros projektas Atmintis gyva kviečia mus sugrįžti į praeitį, pažinti, prisiminti ir išgirsti. Pirmoji projekto dalis – pažintinės ekskursijos po Simną, kurias vedė istorikas ir muziejininkas Vilmantas Dunderis. Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio privilegija, kad buvo leista įsikurti žydams. Dar po kelių metų buvo išleista atskira privilegija, kuri leido jiems tvertis amatais, prekybą, statytis namus. Ir tokiu būdu galima sakyti, kad nuo 17 amžiaus vidurio čia Simne pradėjo formuotis žydų bendruomenė. Ekskursija ir diskusija "Jie gyveno šalia mūsų" atskleidė žmonių likimus, buvusius kaimynus, jų kasdienybę ir pasaulį, kurį šiandien matome tik iš pasakojimų. Simno gyventojai ir miesto svečiai ekskursijos metu galėjo pasivaikščioti po sinagogą ir patį Simno miestą, žingsnis po žingsnio, keliaudami į istorines erdves, kuriuose kadaise virė žydų gyvenimas, nuo senųjų verslų vietų iki sakralinių pastatų, menančių praėjusio amžiaus bendruomenės istoriją. Liepos 12-ąją vykusi diskusija konferencijų salėje tapo vienu jautriausių projekto momentų. Iš JAV atvykęs Ilja Goldoft, dalindamasi savo tėvo žydo vaikystės prisiminimais apie Simną, atgaivino istorijas, kuriuose glaudžiai susipina skurdas, bendruomeniškumas, baimės ir džiaugsmai. Tai asmeninė šeimos istorija, tačiau kartu ir viso miestelio atmintis. Rugsėjo 20-ąją Kultūros centro Simno skyriuje atidaryta architekto Tauro Buzio paroda "Pasaulio tautų teisuoliai, nebijoję mirti, tapo nemirtingais". Tai istorijų ciklas apie žmones, kurie holokausto metais rizikavo savo gyvybėmis, gelbėdami žydus. Paroda pirmą kartą eksponuojama Alytaus rajone padovanojo Simnui retą galimybę susitikti su autoriumi ir išgirsti, kas slypi už kiekvieno portreto. Tauras Budzys prie Pasaulio tautų teisuolių kapų pritvirtina specialius memorialinius ženklus, taip žymėdamas jų antkapius ir siunčiant žinią, kad jų drąsa ir žmogiškumas niekada nebūtų pamiršti. Atvažiuojam, keturiese. Tai sako, darau vienas iš savo pinigų, už savo, bet nuotraukos ant stalo valiojasi, dirbtuvė ateina užsakovai, sako, ką čia darai, tai gal tave bet pinigais kažkiek paremti. Tai sakau, kas tiek paremia, tai tų ženklų prisipirkti, reiškia pasigaminį, benzinų išsidirbau. Ir jie toks klausimas, ir kiek jau jūs padarėte? Ir su tokiu pasididžiavimu atsimenu savo atsakymą, 226. Punkt. Ką? Ta. Va, sakau, aš nusipaišau schemą, kur yra kapas ir pasidarau nuotrauką. Ir sakau, tą viską į segtuvus. Ir jie keturiese buvo, aš jam 4 segtuvus atnešu. Labai dėkoju tikrai visiems žmonėms, kurie padėjo kurti šitą filmą, liudijo kultūros tarybai, kad parėmė šitą projektą. Ir dabar kultūros tarybai dėkojame, kad parėmė šitą projektą. Su Vilnium ir turbūt su Gardinu. Tarybos pirmininkas Antanas Smetona buvo nepaprastai patenkintas, kada žydai pasakė, kad įeina į Lietuvos tarybą, todėl kad Lietuvos taryba faktiškai, tai visų pirma, žydai gauna kultūrinę autonomiją pilną, tai ten jo 2 draugai žydai praktiškai sprendžia visas to kulto problemas. Žydai po to įkūrė ir savo. Rugsėjo 23 dieną vyko atminties žygis į Pošnelės mišką, vietą, kur buvo sušaudyti Simno žydai. Tai buvo tylos ir pagarbos kelionė, skirta prisiminti žuvusius ir palikti juos mūsų bendruomenės atmintyje. Per rugsėjo ir rugpjūčio mėnesius mes praradom per 570 vyrų, moterų ir vaikų, tai yra visiškai nekaltų žmonių. O didžiausia tragedija įvyko čia, kur stovi mūsų šauliai už jų nugarų. Į Pošnelės mišką iš Simno buvo atvesti 414 žydų. Jie buvo į duobėje užkasti gyvi, po to sušaudyti. Daina žydų kultūroje visada buvo daugiau nei muzika. Tai būdas gyventi, kalbėtis,
išsaugoti atmintį. Šiandien mes pabandysime tą pasaulį trumpam atgaivinti per dainas, kurios skambėjo čia, Lietuvoje. Projekto kulminacija – spalio 19 dienos baigiamasis renginys. Simne koncertavo Vilniaus žydų dainų ir šokio ansamblis Feierlech. Jų muzika ir šokiai prisodrinti žydiškos dvasios, energijos, šypsenos ir gyvenimo džiaugsmo. Lyg tiltas tarp praeities ir dabarties. Renginį užbaigė žydiško kulinarinio paveldo degustacija. Skoniais, kvapais ir tradiciniais patiekalais tarsi dar kartą prisilietėme prie kultūros, kuri ilgus metus buvo neatsiejama Simno gyvenimo dalis. Dėkojame visiems istorijos saugotojams, pasakotojams, tyrinėtojams ir kiekvienam dalyviui, kuris savo buvimu sustiprino šią projekto žinutę. Simno sinagogos 120 metų jubiliejus ne tik datos minėjimas. Tai priminimas, kad atmintis išlieka gyva, kai ją dalijamės. Projektą bendrai finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Alytaus rajono savivaldybė.